Sveiki kolegos, mano prenumeratoriai klausia, kaip siūti barchatą, kaip su juo elgtis. Gerai, prašau, parašiau jums pamoką, kaipgi siūti tą barchatą. Barchatas, kaip ir veliūras, priklauso audinių su charakteriu grupiai. Jeigu audinys su charakteriu, vadinamės, įmamės griežtų priemonių. Taigi, jeigu rimtai, pradedam. Barchatas, kaip ir veliūras, turi nedidelį plauką. Ir sudėjus detalės gerosiomis pusėmis, tie plaukai vienas su kitu susiglaudžia ir kągi daro detalės, ogi pradeda važinėti viena kitos atžvilgiu. Jau atrodo ir susidaikstai, ir susisegi, o jos vis tiek važinėja ir siūlė gaunasi nekokybiška. Vadinasi, reikia daryti šiek tiek kitaip. Pas mane yra rankovės detalė, net ir žymint siūlės vietą, tas barchatas slidinėja. Esu pasilikusi 1 cm pločio užlaidą. Pasižymim per visą detalę susiuvimo vietą. Pradedant sekti smeigtukus, reikia susisekti siūlės pradžią ir siūlės pabaigą, kad detalės kraštuose sutaptų. Sekam smeigtukus būtinai įstrižai siūlės vietai. Taip geriausiai laikosi 2 detalės. Tarpai yra labai nedideli ir įsmeigtas smeigtukas, pažiūrėkit, jisai laiko siūlės vietą iš vienos ir iš kitos pusės. O dabar slaptas receptas. Tam, kad barchatas neslidinėtų dar ir tarp smeigtukų, įsekite dar papildomai, štai taip lygiagrečiai kraštui, dar po smeigtuką. Kiek jau jūs ten tų smeigtukų suseksite, tai priklausys nuo jūsų noro ir kantrybės. Be abejo, kuo dažniau suseksite štai šituos smeigtukus, pažiūrėkit, jie yra įsekti visai arti krašto. Tam, kad va šitie kraščiukai neprasislinktų vienas kito atžvilgiu. Ir tik tada reikia sudaikstyti labai nedideliais dygsniais 5-7 mm. Daikstant siūlės pradžioje ir siūlės pabaigoje būtinai reikia daryti mazgelius. Taip reikia užtvirtinti kraštus. Atkreipkite dėmesį, kokiais mažais dygsniais yra sudaikstoma šita siūlė. Tik tai tada, kai jūs ją sudaikstot, jūs galite išimti smeigtukus. Tada geriausiai laikosi siūlės kraštai. Šiam į gerąją pusę žiūrim siūlės kokybę. Štai, viskas puiku. Tada jau galima eiti siūt. Gražių jums siuvinių, myli kolegos. Susitiksim kituose kartuose. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.